vyksta susidorojimas su informacinės plėtros, trumpai pasakysiu, komiteto darbuotojais, kurie vykdydami savo pareigą pateikė Margaritai Starkevičiūtei informaciją apie pasirašymo skaičius, prisijungimų skaičius. Ir prokuratūra atsisakė atnaujinti tyrimą dėl šitų pažeidimų, dėl nusikalstamų veikų, dėl susidorojimo su žmonėmis. Atseit ne šitie žmonės kreipėsi. Mes pateikėme skundą dėl prokurorės Dainos Dilbienės nutarimo iš apylinkės prokuratūros. Dėl to, kad prokuratūra jau kam, bet jiem turėtų būti žinoma, kad apie kiekvieną nusikaltimą bet kas privalo pranešti, yra baudžiamoji atsakomybė, jeigu nepraneša. Apsilankęs ketvirtadienį pas generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, aptarėm šią situaciją, prokuratūra argumentų nelabai turi, kodėl netyrė Vyriausios rinkimų komisijos veiklos. Tačiau Vyriausioji rinkimų komisija rugsėjo 19 dieną priėmė nutarimą naikinti rinkimų dokumentus, tame tarpe net ir elektroninius pasirašymus. Rusiškai sakydavom, konci vodo. Gerbama Margarita, tas apibendrinimas, kas čia darosi su tais elektroniniais parašais. Ir šita visa betvarkė Lietuvoje, Vyriausios rinkimų komisijos veikla iš vis nesuprantama, ką jie tokie nekvalifikuoti, jie nežino įstatymų, nežino reikalavimų elektroniniam parašui.